Kągi, trenerius, sunkios rungtynės prieš Vilniaus Žalgirį. Koks tas pirmas komentaras, įspūdžiai? Žaidėm prieš turbūt geriausią komandą šitą lygą. Kiek teko analizuot, gal jos dar nepilnai to formą, kur jos dar įrodys. Bet tie visas pirmas kėlinės, kur jos turėjo prieš, tai buvo įspūdingus. Ir šiandien vėl tas pats daro ir per pirmą kėlinį buvo labai stiprų. Antrą kėlinį mes iš tikrųjų nukritom, mūsų nesugebėjom išlaikyti jų tempą. Ir tada jos dar daugiau. Kai mes padarom keitimas, šiek tiek energijos gavom aikštę ir pabandom vėl kažkur aukščiau paspaust, kiek galėjom ir turėti savo momentus. Pasidžiaugsiu už komandą, kad stengias ir turi charakterį žaisti su kamuoliu. Pirmą kėlinį ir antrą, kai galėjom. Aišku, kuo daugiau pavargo, to blogesnis sprendimas būna, bet aš džiaugiuosi, kad mes tuo keliu einam ir einam gerai. Ir dabar reikia tik sutvarkyti, kad su Žalgiris nepraleisti tiek įvartis, bet tampa jau po truputį tampa normaliu tiek įvartis gauti. Jos labai stipri ir mes turim sugebėti uždaryti tos zonas, jeigu ne, Žalgiris pasinaudoja techniškai, greitais, tai niek nepadarysim. Su Žalgiriu atrodo tokie kažkokie burtai, komandai niekaip nepavyksta laimėti 16 rungtynių iš eilės, iš jų 15 pralaimėjimų prieš Vilniaus Žalgirį. Čia ir statistika, aš manau, reikia žiūrėti ir dabar. Mes čia naujas sezonas, kas buvo prieš, buvo prieš. Šitą sezoną mes dar kitokią komandą, mes kitaip ir žaidam. Žalgiris toliau labai stipri. Ir tos pralaimėjimas normaliai jos turėtų būti 4 varžybos, 4 pralaimėjimai, bet mes tenksim, kad viena iš jos, arba net kitą sakant 3 varžybų su jos mes laimėtum. Kodėl ne? Aišku, pats sezono startas, Kauno Žalgiris, Šiauliai Žalgiris, dabar laukia ir Panevėžys, toks startas pats rimčiausias turbūt gali būti. Taip, gausim dabar, dabartiniai čempionai, galima taip sakyti. Gavom tos pirmas 4 vietas, bet man klausimai yra, ar mes bijojom jos. Aš manau, kad ne. Tai nėra ką čia kalbėti, mes nebijom niekas, mes žaisim savo žaidimų ir stengsim iškovoti taškas kiekvieną rungtynę. Ir nesvarbu, kas ateina. Žinom kokybę varžovų ir dėl to jos laimėjo šiandien, dėl to, kad jos yra geresnės už mūsų. Šiandien buvo geresnės, gal kitą dieną mes būsim geresni.